5 mėnesiai ne už sportinio automobilio vairo ir aš tą tikrai jaučiu. Ir 9 mėnesiai ne ralio specifikoje. Tai dabartinis mūsų pasiruošimo periodas, tai yra mes su Greta važiuojame, susirašinėjam stenogramą. Iš tiesų tai yra visiškas pradžiamokslis, nes tas aštrumas dingsta. Ir ralyje, sakysime, jeigu aš galiu turėti tikrai pakankamą greitį, nes labai daug metų lenktyniauju, bet stenograma yra labai svarbu. Ir akis atbunka, tiesiog akis atbunka. Plius tu turi persikvalifikuoti iš vienos specifikos į kitą. Tai Dakare, ralio maratonai mes neturime stenogramas, mes turime kelio knygą. Tai čia naigi tu jau žinai, kur tu važiuosi. Ir tokiu atveju turi būti greitas kaip britva. Iš tiesų, jeigu mes šnekame apie VRC automobilį, tai yra viena mano svajonė. Nežiūrint į tai, kad automobilis yra 2000 metų, tai yra 15 metų, bet visgi jisai yra, tai yra specialiai sukurtas lenktyninis automobilis ir jisai suteikia tikrai labai daug gerų emocijų. Plius jisai atrodo įspūdingai, jisai turi labai gerą garsą ir aš tikrai žinau, kad didelį dalis žiūrovų laukia. Mūsų komandos dalyvavimas lenktynėse Lietuvoje yra pasiruošimo forma mūsų startam pasaulyje, ypatingai šiuo atveju tai Dakarui. Tai iš tiesų tikrai nėra labai didelis skirtumas su kokiu automobiliu važiuoti. Man smagu, kad atsiranda nauji raliai Lietuvos padangė. Tai labai geras ženklas, svarbus ženklas, truputėlį neramu, nes supranti, kad organizatoriai gali nežinoti tam tikrų dalykų, kuriuos galbūt žinome mes, bet labai dažnai ir organizatoriam aplinkui, kurie greičiausiai nori padėti šitam raliui, sunku pasakyti, ko gali nežinoti anie, ar ne? Aš labai viliuosi, kad tai bus labai geras ralis. Aš tikrai pastebiu, kokį indėlį daro organizatoriai ir man labai patinka regionas. Tikrai žinau, kad jis yra labai gerai nusiteikęs ralio atžvilgiu. Tai tikėkime, mes visi ten turėsime labai gerą laiką. Prieš 10 metų žiemos ralį mes pradėjome organizuoti tik todėl, kad būnant lenktynininku, mes norėjome turėti, būnant lenktynininkais, mes norėjome turėti gerus renginius, bet tokių nebuvo. Teko pradėti organizuoti tai patiems. Ir jeigu mes turėsime metų bėgyje bent keletą stiprių ir labai gerų ralių, tai aš natūralu, kad tuo labai džiaugsiuosi. Ir siekimybė būtų, kad visi raliai Lietuvoje būtų patys geriausi. Gyvenime geras produktas gaunasi, kada pradedi kreipti dėmesį į detalės. Tai pagrindinis mano noras ir siūlymas, kad visi mes kiekvieno detalę matytume, sakysime, svarbą ir tada tikrai žinau, kad renginiai bus patys geriausi. Ne tik renginiai, viskas.